Nu taigi sveiki draugai, esame garsioje Lazdijų Circle K degaliniai, kas šituose kraštuose nors kartą yra buvęs, tas tikrai jie žino. Tuo pačiu esame visai netoli Lenkijos sienos. Tuo pačiu šiandien pradedu filmuoti savo pirmąjį video. Pradedam tokią kelionę, kuri vadinasi 23 šalis per 80 valandų. Teoriškai tai yra įmanoma, o ar praktikoje tas irgi veiks? Pervažiuosim pabandyti. Laukia tikrai labai daug laiko prie vairo, vairuosiu aš vienas. Aišku, žinoma, stos ir pamiegoti ir panašiai, tikrai nebandysiu įrodyti, kad aš supermenas ir galiu be miego išbūt daugiau negu 3 paras. Viską darysiu su protu, su pamiegojimais. Aišku, dar laukia Balkanai, ten reikės ir sienas kirsti ir prie sienų pastovėti. Neaišku, kiekvienai užtruksim, dėl to 80 valandų yra riba, kur arba įmanoma, arba neįmanoma. Vieni per 80 dienų apkeliauti pasaulį bando, aš per 80 valandų bandysiu apkeliauti Europą. Taip kad chebrytė kelionė prasideda dabar ir važiuojam. Turim problemytę. Žodžiu, pirma kelionė, pirmas feilas, bet toks lygioj vietoj, kad jau net erzina. Aišku, vienas geras dalykas, kad labai laiku apsižiūrėjom dar Lazdyjuose būnant, kad nėra automobilio dokumentų, to žalios tos nesąmonės, žodžiu, visi dokumentai, viską atrodo susižiūrėjau ir buvau įsitikinęs, kad mano dokumentai guli bardačioke, ten tik toj dokumentų papkutėj. Pasirodo, ne. Tai kadangi rizikuot važiuoti be dokumentų nėra noro, nes galimai tada neišeis niekas, tai aišku, prarasim laiko ir šiek tiek visas planas dabar sugriuvo. Bet kas mūsų nenužudo padaro stipresniais, tai grįžtam atgal, pasiimt mašinos dokumentų. Ir tada pradėsim kelionę, taip kad kol kas mes nelabai kokiom nuotaikom, bet važiuojam ieškot ir tikiuosi, kad aš juos ten rasiu, nes aš dabar esu pasimetęs. Vienintelis variantas, kad jie yra namuose, o jeigu jų tenai nėra, tai aš tada nežinau, ką reikės daryti. Tai žodžiu, nėra to blogo, aišku, kas neišeitų į gerą, sako, nu, kol kas taip neatrodo, bet jo, bandom iš naujo. Kol kas pasimatysim. Čia, kad linksmiau būtų, tai va, Alytui. Čia taisomas kelias, šviesoforas. Jau kokias 5 minutės stovim. Nu, bet, kaip sakoma, kontentas yra kontentas. O emocijom jau nurimus. Tai vienintelis dalykas, kurio gaila, kad tiesiog tas planas, kurį turėjau, šiek tiek, aišku, koreguosis jisai kokiom 4 valandom. Gal ir 5, jeigu čia, va jau įsijungia žalia. Tai, bet kažkaip reikia galvoti pozityviai, nusiteikti, kad viskas čia yra gerai. Ir tiesiog pagrindinis dalykas jo, susirast tos dokumentus, nes viskas būtų gerai, jeigu nebūtų galvojant tų minčių, kad ar jie tikrai yra namuose, ar jų išvis gal kažkur aš juos pamečiau, gal nežinau. Judam. Jau grįžom namo, ieškoti dokumentų ir spėkit, ar mes juos radom. Radom. Kas juokingiausia, kad aš šiandien buvau atsidaręs tą stalčių, kur jie buvo tiesiog ant viršaus padėti, bet ieškojau ne to, turbūt dėl to ir nemačiau. Jokių trukdžių daugiau negali būti, taip kad važiuojam, chebra. Dar tik noriu patikslinti, aš vis sakau mes, bet mato tik tai mano snukelį. Tai taip yra dėl to, kad aš keliauju su drauge kartu, bet jinai sakė, aš, žinok, filmuotis dar nenoriu, gal vėliau, gal kada nors, bet ne dabar. Nu tai tenkinsitės tik tai mano snukeliu. Nu ką, tai sveiki vėl. Dabar turim šiek tiek po 3 nakties. Esam netoli Lietuvos-Lenkijos pasienio. Dabar bandysim važiuoti serbų sieną ir tada nuspręsim, kaip elgsimės toliau pagal savijautą. Šiaip dabar savijauta visai gera, nepaisant to, kad jau už vairo praleidau 6 valandas ir niekur nenuvažiavau. Lietuva beje irgi įsiskaičiuoja, aš bent jau taip nusprendžiau įskaičiuoti ją 23 šalis, kadangi tai yra vis tiek šalis. Tiesiog joje mes pradedam. Mažiau kalbų, daugiau darbų ir važiuojam tolyn, chebra. Iššūkis pagaliau prasideda. Nu va, jau įvažiavom į Lenkiją, pagaliau pervažiavom nors vieną sieną.
pasidaro, aišku, kūrinas. Hola, amigos. Sustojom užsipilt kūro. Tiksliau, kūro dar buvo pusė bako, bet kadangi sustojom degaliniai, kavos, tai tuo pačiu ir užsipilsiu. Koks skirtumas? Užsipilom kūro. Palaukit, truputėlį išmušė čia karočio kažkaip. Turim kavytės, užsipylėm kūro. Net neįsivaizduoju, kiek čia tas litras kainavo. Už 43 litrus sumokėjau 56 eurus. Tai gal gerai, nežinau. Persistato mašiną, kad neužimt. Dar užkasim kažką, tai parodysiu, kaip mes čia viską pasiruošę. O, auč, žiauriai. Gerai. Opa. Mūsų bagažinė. Čia yra lova bus, nes miegosim mašinai. Vien dėl to, kad miegosim labai trumpai, tai kaip ir tikslo kažko nuomotis nėra. Turim prisivyrę ir kiaušinių. Ten dar vidui daugiau maisto nusipirkę esam. Iš degalinių nevalgom vien dėl to, kad tos energijos tenai nelabai duoda, o jos reikia. Tai kaip sakyt, kad išlikt žvaliam ir išlikt energingam prie vairo reikia būtinai valgyt po nedaug ir sveikai pageidautina. Tai dabar suvalgom po vieną kiaušinį, atsigeriam kavytės, iki Čekijos mums liko apie 250 km. Tada laukia Slovakija, tada laukia Vengrija, o po to, jeigu dar pavyks ir įvažiuoti į Rumuniją ir iš Rumunijos į Serbiją, tai jau bus labai gerai. Tai skanaus mums, einam pavalgyt ir tęsim kelionę. Jeigu neklystu, tai mes jau Čekijoje. Viskas taip paprastai. Nu tai kągi. Mums liko 73 km iki Brno miesto. Nežinau, kaip teisingai tart. BRNO. Tai Brno turbūt. Ką prisiminiau, ką tik tai norėjau paminėti, tai kad jeigu jau keliausit per tokias šalis kaip Čekija, Slovakija, Slovenija, Austrija ar Vengrija, tai čia dar yra ta viniečių sistema. Tai aišku, aš kaip dariau, tai aš pirkausi jas iš anksto internetu. Ir man nereikia niekur stot, aš galiu tiesiog važiuoti kiaurai. O šiaip, jeigu ne internetu, tai irgi iškart už sienos pavažiavus galit rast, tik tai reikės stot, o galit iš anksto nusipirkti, tai patogiau. O jeigu vis dar žiūri, tai paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. Jau buvo pradėję darytis nuobodu, bet pamačiau ženklą Slovakija 150 km ir įsijungė vėl antras kvėpavimas. Dar man liko iki Rumunijos. Kiek čia liko man iki Rumunijos? 650 km. O jau vairuoju, kiek aš jau vairuoju laiko? Nu, žodžiu, jau ilgai. Nesvarbu, bet jau daug, turbūt apie 14, gal ir 15 valandų. Bet kažkaip viskas normaliai dar. Gal dėl to, kad diena. Tai kol galim, tol važiuojam. O kiek nuvažiuosim, bus matyt. Tai alio, kas čia darosi, jūs man papasakokit. Šeštadienis, Čekijoje kamščiai. Kažkaip tai gal susitarkim. Nejuokinga. Slovakija. Pagaliau, 4. šalis. Atrodo, šitiek laiko važiuojam ir tik 4. šalis. Nu, kažkaip norėtųsi to tempo, bet nėra dar 1000 km, bet užtat yra 4 šalis. Gera naujiena yra ta, kad tuoj bus ir 5, nes mes pro tą Slovakiją čia tik tai pakraščių ir iš karto į Vengriją. Dabar taip važiuoju ir galvoju. Kažkaip viskas labai sklandžiai, viskas labai ramiai. Jau praktiškai atvažiavom ir iki Vengrijos. Tai dabar ir galvoju žmogus, ar čia ramu prieš audrą, ar čia ramu, nes tiesiog ramu. Tai aišku, laukia visas pagrindinis turbūt nuotykis, tai Balkanai, Serbija, Makedonija, Albanija, Juodkalnija ir Bosnija.
Ten turėtų būti įdomu, nes ten nebus taip, kad va, kaip dabar mes važiuojam, pravažiuojam sieną, įvažiuojam į kitą šalį ir net nesupranti, jeigu nebūtų ženklo, net nesuprastum, kad įvažiavai. O ten bus jau įdomiau, ten bus ir patikros, ten bus ir dokumentų patikros, nu žodžiu, visas tas grožis, kurio Europoje jau seniai nelygia. Tai, nu, pamatysim, kaip atrodys, o tuo tarpu kilometras liko iki Vengrijos, už 3, 2, 1 atsiduriam Vengrijoje. Ava taip, 5 šalis iš 23. Nu, mes čia toj Vengrijoje į gerą kamštuką papuolėm. Nežinau, kiek iš čia tęsis, bet čia taip. Nu, jisai juda, bet būna sustoja, po to vėl pradeda judėti. Bet toks gana ilgas čia matau. Nu, ką padarysi, papuolėm, tai papuolėm. Va, jau vėl sustoju. Mes vis dar tam pačiam kamštim, bet jisai jau visai nustojo judėti. Ne kažką čia žiauriai. Rašo, kad 5 minutės pūstis, bet čia tikrai ne 5 minutės, mes jau kokias 15 čia stovim. Ir dar galo nematyt, nes čia vat rodo, kad mes dar esam jo to kamščio gale. Tai aš įsivaizduoju, kas ten gale darosi, nes mes jau tiek laiko stovim, tai ten jau turėjo gerai susirinkę bros. Kolega problem. Nu tai kągi, iš vieno kamščio ištrūkom, į kitą papuolėm. Pakelėse žolę pjauna. Aišku, šitą dabar nesimato tos technikos, bet, nu, žodžiu, iš niekur kamštį padaro. Žiauru. Mums dar iki Rumunijos liko 4 valandos, o jėgų liko, nežinau, ar 4 valandom. Nes šitą tokius kamščius tvert ir dar mes net Budapešto neprivažiavę, tai ten dar Budapešte bus kamščiai. Nu, žodžiu, viskas labai sklandžiai, viskas labai ramiai. Bet bent jau žolytę gražiai nupjauna. Mane tie kamščiai tai perzina jau. Ta prasme, nu, kažkoks bardakas. Vienintelis dalykas, apie kurį dar te galiu galvoti, tai yra tas, kad pamiršau tos dokumentus ir nu, kokias 4,5 valandos tiesiog praradau. Šiuo metu, jeigu mes esam kažkur tai vidury Vengrijos, dar tik pakeliu į Rumuniją, tai jeigu būtų nebuvę kaip kad atsitiko, tai mes šiuo metu būtumėm kažkur jau vidury Serbijos. Tikslas per 80 valandų įveikti būtų realesnis nei kad dabar, man atrodo. Tai tokios biški nekokios emocijos. Aišku, dar tas nuovargis savo duoda, nes stengiasi važiuodamas galvot, kaip čia geriau, kaip čia ką čia daryti, kaip čia perplanuot, kaip čia sustrateguot, bet toks truputį grūzas ima. Nu, kažkaip, gal pavyks. Jeigu pavyks, tai čia kosmosas. Tik tiek aš galiu pasakyti. Jeigu prieš tai manim daug kas abejojo, sakydami, kad čia truputėlį gal nerealiai skamba, tai dabar jau ir aš pradedu galvoti apie tai. Ir atrodo viską ten. Ir tu visus tuos kelius iš anksto susipirkau, ten tarptautinės teisės, ten jau visą stalą dokumentais nusiklovau, kad tikrai viską turėčiau ir pamiršau mašinos dokumentus. Nu kažkoks... O gal netyčia kažkaip tai išsivartysim. Nu tai grįžtam į eterį, kaip sakant. Nuotaikos truputėlį buvo pašlijusios, bet dabar jau viskas tvarkoja. Rumunija jau visai netoli. Į Serbiją visgi nevyksim. Šiandien nusprendėm tiesiog pailsėti ir rytoj šturmuot Balkanus. Per visus Balkanus pravažiuosim rytoj. Tikiuosi, kad prie sienų nebus labai daug automobilių ar panašiai, vis tiek galbūt sekmadienis turės įtakos tam, nors kaip pavyzdys planavau, kad šeštadienis irgi neturės įtakos. Vengrijai turbūt tokios dienos kaip šeštadienis nėra, nes eismo tikrai buvo daug ir kamščiuose prastovėjom tikrai kokią porą valandų per visą Vengriją skaičiuojant. Tai ne kažką. Iki Rumunijos, žodžiu, lieka 140 km. Rytoj kilti į Balkanų šturmą. Tai taip rytoj ir pavadinkim. Balkanų šturmas. Susitiksim Rumunijai.
ką, pagaliau, welcome to Romania. Bet aš čia kaip suprantu, tai siena visgi yra, o aš skaičiau, kad jie nuo kovo 31 jau Schengenui priklauso. Galimai reikės čia pastovėti ilgai. Ojojojoj, nu ką darysi, reikės, žiūrim, kas čia bus. Mes jau Rumunijoje. Rumunija visgi turi sieną, melavo man Google. Sakė, jau Schengeno valstybė, jau čia galima, ten be jokios kontrolės. Tai ta kontrolė buvo, aišku, ten ta kontrolė tokia šiaip savo, pažiūrėjau į dokumentus, sako, viskas gerai, važiuokit. Pravažiavom, planavom, kad kaip ir čia liksim, bet nežinau, ar čia dėl to, kad audra praėjo, nulijo toksai pavasariškas lietus. Ir kažkaip atsirado antras kvėpavimas ir sakau, gal visgi kirst reikėtų tą Serbijos sieną ir vis tiek šiek tiek, kadangi atsiliekam nuo grafiko, tai norėtųsi jį pasivyti. Aišku, nežinau, kiek čia iš to gero bus, bet pabandysim. Žodžiu, žiūrėsim, dar važiuoti pirmą reikia kažkur netoli Serbijos sienos ir tada priimsim galutinį sprendimą. Tai kažkaip. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding. Voilà, mes esam Serbijos, Rumunijos pasienyje. Stengiuosi čia taip nelabai su ta kamera nesimosikuot, kad nepasibaigtų, bet galim pasižiūrėti. Tai vakar čia laukiam. Tikėkime, čia sklandžiai viskas bus. Nu tai hebra, valio, mes jau Serbijoje, viskas pavyko. Pavyko net geriau nei tikėjomės, žodžiu, tai gana greitai, nes mašinų nebuvo daug. Tai ten ta patikra tiesiog paprašė bagažinę daryti, paprašė dokumentų, viską parodžiau. Ir paprašė mašinos dokumentų, dėl kurių teko grįžti, juos pasimti ir susirasti. Tai ačiū Dievui, kad mes grįžom, nes būtų buvę po to labai negerai. Ką aš čia filmuoju, o čia policija stovi, tai gerai, kad tas GoPro rankoje pasislėpė. Žodžiu, irgi dabar internetą nusipirkom. Nu dar taip internetą nepirkau. Ateinu į parduotuvėlę, ten niekas angliškai nešneka. Pasakiau žodį internet, okei, ten va 700 dinarų ar kokie ten tie pinigai serbų. Neįsivaizduoju, net nei už ką mokėjau, nei kiek mokėjau tuo metu, dėl to, kad nebuvo parašyta ant pakuotės iš vis nieko ten ar kiek gigabaitų ar panašiai. Tiesiog. Tai gavosi 6 eurai už 15 gigabaitų interneto. Va tiek va mums Serbija, mes jau net nespėsim išnaudoti. Tai labai gerai. Jau 7 šalis šiandien. Ir pirma ne Europos Sąjungos šalis. Tai čia yra išvis nuostabu. Tai va tai tokie reikaliukai. Jau temsta, tai turbūt jau reikėtų pradėti galvoti rimtai. Nes nusirašyti kažkur irgi būtų ne kažką. Nu žodžiu, kažkaip tai mes dabar apsispręsim, gal tiesiog pabandysim dabar bent jau autostradą išvažiuoti. O kaip iš tikrųjų bus, tai painformuosim. Nu, mes jau važiuojam, dar galva nelabai dirba. Iš tikrųjų, tai pamiršau papasakot, kad jo vakar visgi nutarėm nebevažiuoti niekur, nes pradėjo temt ir akys irgi pradėjo temt labai greitai, tai susiradom stovyklavietę, labai faina vieta, iš tikrųjų miegojom kaip Lietuvoje su visais lietuviškais ypatumais, su varlių garsais, su paukščių garsais, žodžiu, pats tas. Tai mes tik tai ir pervažiavom į Serbiją ir pavažiavom gal ten kokius, nežinau, 5, gal 10 kilometrų tiesiog, kol susiradom vietą. Tai viskas atsikėlėm, nusiprausėm, išsivalėm dantis, toks visiškai kitas jausmas dabar ir kadangi pramigom šiandien laukia dar daugiau valandų mūsų
nežinau, kaip seksis, bet tikrai geriau negu vakar, nes jau bent jau smegenys atsigavo ir jos nebepyksta taip ant manęs. Ir aš taip ant savęs nebepykstum. Nu tai ką, mes dabar kažkur degalinę susirast, o po to kita stotelė Makedonija. Mes važiuojam link Makedonijos, iki Makedonijos liko turbūt kiek mažiau nei 200 km, tai jau gerai. Beveik kaip iki Klaipėdos, va taip reikia skaičiuoti atstumus, važiuojant didelius atstumus, ne kiek reikia iš viso nuvažiuoti, o kiek reikia iki tam tikro vieno taško, tada lengviau psichologiškai. Iš tikrųjų niekam nerekomenduoju vairuoti tiek valandų, kiek aš vakar vairavau, nes čia nėra nei protinga, nei saugu, tikrai, šitą aš suprantu. Tiesiog aš užsibrėžiau tokį tikslą ir noriu tikrai jį įvykdyti, nes tai yra mano pirma kelionė, pirmas iššūkis, iš vis toks pirmas filmavimas video ir norisi jį padaryti. Tai čia tik dėl to, turbūt aš save varau į priekį. Nedarykit taip, kaip aš darau, žinokit, nes nereikia taip daryti. Šiaip dar ką pamiršau paminėti, tai jo tikslas yra įveikti 23 šalis, bet tų šalių sąraše nėra nei Kosovo, nėra nei Ukrainos ir nėra Bulgarijos. Visų jų tenai nėra vien dėl to, kad tiesiog yra sienų kontrolė nemenka, didelės eilės. Ukrainą galima įvažiuoti greitai, bet išvažiuoti gali užtrukti labai ilgai. Į Bulgariją užtrunka ir įvažiuoti, ir jos išvažiuoti, tai tiesiog neapsimoka. O dėl Kosovo lygiai taip pat, kaip ir galima būtų užsukti, nes serbai ten sienos neturi iš savo šalies, dėl to, kad jie nepripažįsta Kosovo sienų, jie nepripažįsta iš vis Kosovo kaip valstybės, nes Kosovas nuo Serbijos, kaip žinia, atsiskyrė tik 2008 metais. Čia yra labai nesenas reikalas. Tai iš esmės įvažiuoti į Kosovą būtų gal šiek tiek ir greičiau ir iš jo išvažiuoti galbūt irgi greičiau, bet ten negalioja nei draudimas, nei niekas, tai tiesiog rizikuoti, važiuoti irgi nebuvo noro. Tai šitų trijų šalių šitam sąraše nėra dėl tų sumetimų, kuriuos būtent ir įvardėjau. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon.
side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nu va, mes atvykom prie Makedonijos sienos ir panašu, kad čia iš vis jokių eilių nėra. Nes aš nematau, kad čia būtų jų, tai ledas, bandom pravažiuoti. Pasirodo, čia tiesiog nebuvo eilių prie šito, nebuvo eilių prie išvažiavimo iš Serbijos, o į Makedoniją važiavime šiokia tokia eilutė yra, bet labai nedidelė. Tai reiškia, kad labai ilgai ir neužtruksime čia įvažiuoti. Super. Uoba! Jau į Maikutę reikėjo šokti, nes jau karšta pasidarė. Bet ne dėl to, kad buvo problemų prie Serbijos-Makedonijos sienos, o dėl to, kad karšta buvo tiesiog. O mus gali sveikinti Makedonijoje. Kirtom sieną sklandžiai, greitai, per kokias, nežinau, čia 5 minutės susitvarkėm viską. Čia su palaukimu. Tai galiu pasakyti, kad ledas. Dabar į Graikiją. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Ačiū jiem už tai, ačiū Makedonijai už tai, bet šiaip kelių būklė, nu bent jau kiek mes čia aišku važiuojam, tai ne kažką. Aišku, dabar atrodo gal, kad važiuojam gerų kelių ir viskas čia gan neblogai, bet jeigu esat važiavę iš Vilniaus į Molėtus tuo ta betonkė vadinama, kurią dabar jau tvarko po truputį, tai čia lygiai tas pats, nors ten tai betonas, o čia kaip ir asfaltas, net grinai kaip geležinkeliu važiuotum, kaip traukinys. Bet gražu,
grįžkim prie to, kad gražu, tai grožis šalies kompensuoja kelių būklę. Bet nieko, jauna šalis dar susitvarkys. Šiaip apskritai, jeigu taip jau apie kelius kalbant, tai visur, kur važiavom per visas tas šalis, keliai tikrai buvo geri, apart Rumunijos. Ten Rumunijoje situacija, bent jau, aišku, mes ten labai nedaug joje buvom, bet bent jau pavažiavus 5 km už pasienio, tas kelių būklė tai kraupi tiesiog pasidaro. Aišku, vakar nenufilmavom turbūt, nes jau per nuovargį tiesiog pamiršom. O šiaip, kalbant apskritai, tai antrą dieną šiandien jau tikrai geriau ir filmuoti sekasi, ir vaizdelių kažkokių tai vat, yra, ir kažką gražaus įmanoma nufilmuoti, ne tik tai greitkelį. Vakarykštė tokia labiau iš mašinos, o šiandien jau truputėlį to. Šiaip reikėtų dar droną kažkur pasikelt, kai privažiuosi jį su savim. Bet žiūrėsim pagal galimybės, nes kaip įstatai save į laiko rėmus, tai nelabai laiko kažkam kitam lieka. Nestojom net kažkur ten kaviniai pavalgyti ir panašiai, nes vis tiek tas pasisėdėjimas užtruktų iki valandos, o valanda tokioj kelioniai, kai turi limitą laiko, tai jau labai daug reiškia. Tai va, tai viskas daroma taip, kad laiko sutaupyti ir nešvaistyti jo veltui. Tai ką darom, tai tik vairuojam ir nebent sustojam į degalinę kuro, į tualetą ar kavos kažko, tai minimaliai. Tai va, o mum liko nebedaug, 50 km iki Graikijos, tai jau visai netrukus būsim Graikijoje. Nugi, sustojom degaliniai Makedonijoje prie pat Graikijos sienos jau, užsipilt kuro, pilnas bakas, šiam 7 eurai, tai aš nežinau, kiek čia kainavo, bet kad čia, žodžiu, kažkiek virš euro, bet labai nedaug. Tai labai gerai, labai apsimoka. Ate Makedonija, sveika gyva Graikija. Man atrodo, eilės nėra. Tai čia tiesiog idealu. Gerai, slėpiu kamerą, kad neprisidirbti ir pasimatysim Graikijoje. Karočią, mes jau Graikijoje, bet tai ką aš, ta prasme, kodėl niekada neįmanoma nufilmuoti tokių dalykų. Privažiavau ten, šitą muitinę ir paprašė žalios kortos, to lapo. Ir aš nepasiekėjau jai to lapo paduoti ir išlipti iš mašinos sugalvojau, bet ta prasme, išlipau iš mašinos, ją palikęs ant drive. Mašiną pradėjau važiuoti, tai gerai, kad nieko aš gerai, kad mašinos nesudaužiau ir neišvažiavo su šlagbaumais. Tai buvo čia juoko visiems ir muitiniai, ir mums, žodžiu. Bet viskas gerai, mes jau Graikijoje, prašau. Atrodo, tai, kaip čia pasakyti, kad čia tikrai Graikija, bet čia Graikija. Kita stotelė Albanija. Mes jau esam prie Albanijos sienos, dabar dar čia graikai išleis mus ir tada jau atsidursim prie Albanijos sienos. Tai 10 šalis dabar berods, 10, liks dar 13, beveik įpusėjom. Vot ir Albanija, labai greitai kertam šiandien sienas visas, maks 10 minučių užtrukom visur, net tiek turbūt neužtrukom. Aišku, čia tas pats turbūt, kas nufilmuot Graikijoje buvo, nes čia vis dar pasienis. Bet ką dabar reikėtų pasidaryti kažkada artimiausiu metu, tai kortelę susirastim. Aišku, čia jos kaip ir nelabai reikia, nes mes labai greitai iš čia išvažiuosim, aš manau, bet bus matyti, jeigu rasim parduotuvėje kokioj nors nusipirkti, tada nusipirksim, jeigu ne, tai tada ne. Tai va, tai tiek, važiuojam link Juodkalnijos. I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what
I want your eyes all on me. Don't tell me lies now. I always get mine. Don't play with me. Do you want it? Can you feel me? Can you handle it? Right? Do you want it? Don't put your love on hold. I can't take it anymore. Put your love on me now. Trust me. Aš kažkaip va taip ir įsivaizdavau Albaniją, kad tokia jinai bus. Nu, bet čia vėlgi dar yra tik tai pati pradžia nuo Graikijos. Bet čia yra ta tikroji Albanija. Ta Albanija dabar, kurią pateikia turizme, tai jo, jinai graži, yra tikrai nuo gražių vietų, kiek mačiau. Nebuvau pats niekada, čia pirmas kartas Albanijai. Tai aišku, jos čia tiek ir nepamatysim, ten tų visų gražių pakrančių ir panašiai, bet jeigu kas nors būtų paprašęs kada nors apibūdinti Albaniją, tai aš ją apibūdinčiau būtent taip, kaip dabar jūs matot. Nu, tokia klasiškai sena ir klasiškai apie nieką. Taip. Eyes all on me. Don't tell me no lies. I always get mine. Don't play with me. So do you Nu jo, čia ta Albanija tai žiauriai lėtai važiuojasi. Realiai mes šito Albaniją nuvažiavom, nežinau, gal tik kokį 100 kilometrų dar, o važiuojam gal jau 2 valandas, nu žodžiu. Aišku, čia serpantinai, kalnai, viskas aišku, dar iki tos autostrados reikia da gyventi, bet šiaip ypatumai vairavimo Albanijoje tai žiaurus. Važiuojam kokius, nežinau, 20-30 km tiesiog leidžiame serpantinais, daugiau mažiau serpantinais, ne visiškai tokiais jau riestais. Bet čia keliai daug labai mašinų ir jos visos tiesiog bando vieną kitą lenkia prieš posūkius, nu ta prasme, nu visiška lempa. Tiek atrodo skuba, tiek kažkur nulėks, nors prieki ten tu gali visą kelionę tiesiog lenkti. Nėra reikalo ir neapsimoka, nes tu niekur nenuskubėsi. Sutaupysi gal, nežinau, 2 minutės lenkdamas, o rizikuoja kai kurie, tai čia reikėtų, nežinau, prigaut, parodyti, kaip čia tas visas atrodo, bet jo, kultūra čia tokia. Visi skuba, visi lekia, visi nori būti greičiausi, bet pagalvot, kad nėra tikslo, tai nieks nenori. O aš galvoju, kad aš jau geriau pavaliai vis tiek greičiau nebus. Labai jau laukiu, kada prasidės autostrados. Visada visi sako, tas autostrados nervuoja, ten, kaip sakyt, visada tas pats ten neįdomu ir taip toliau. Jo, tokiu keliu bent vaizdelių kažkokių yra, nes realiai visas kelias toksai. Kažkur tarp kalnų, kalnelių ir panašiai. Bet laiko klausimų, tai čia nėra kaip labiau prarast laiko. Tai va, tai. Bet judam po truputį, tikrai po truputį į priekį dabar ir laukiam, kada išvažiuosim į autostradą, o nuo autostrados jau turėtų iki pat mūsų galutinio taško būti tik autostrados galimai. Judam tolyn. O prašau, koks Albanijos asfaltas, lygus kaip stiklas. Nu, mielo malonu, galima sakyti, nepalyginsi su Makedonija ar su Rumunija. Ten tai, na aišku, aš nesakau, nebuvau aš ten giliai Rumunijoje, bet Makedonijos pravažiavom nemažai. Tai ten tai nieko gero. Tai va ir Albanija. Nu, čia tas kamštis žodžiu toksai, bet mes jau čia jau jame ilgai gana. Jau sėdim kokias, nežinau, 20 minučių ir jis taip labai lėtai juda, kad nu, žodžiu, čia dar laukia panašu, kad daug laiko kelin, nes nieks negreitėja, žiauru. Ką galima pasakyti apie Albanijos vairavimo kultūrą, tai siaubas, vapšė. Ta prasme, jeigu jūs kada nors važiuosit į Albaniją su mašina, arba, nežinau, atskrisit į Albaniją ir numuositės mašiną, tai žinokit, būkit pasiruošę viskam, nes, prasme, ko paprastai normaliai žmogus nedarytų, tai Albanijoje ten išvis jokios kultūros, žmonės ten važiuoja kaip nori, lenda kaip nori. Būkit pasiruošę viskam šitoje šalyje. Čia Lietuvoje pas mus tai hibridė vairavimas, va. Čia tai visiems viskas taip, kad būkit atsargus, jeigu vairuosit Albaniją.
Nu tai prie viso šito gėrio ir Albanijos, tai dar prašom, pasigrožėkit šitų lietum. Čia dabar biškai mažiau lyja, bet, nu, žodžiu, tokia liūtis. Ir ką tu gali. Ir jau, taip jau man tas Albanijos užtenka, aš jau taip norėčiau būti kažkur kitur, bet ne čia, tai kad patikėkit jūs manim. Viskas labai sklandžiai, viskas labai ramiai. Nežinau, aš kažkodėl įsivaizdavau, kad toks dalykas kaip autostrados yra, egzistuoja Albanijoje, bet egzistuoja tik tai 90% kelių ir 10% autostrados. Nu ir dar 80% kamščių, aišku. Tai vat tokia ta Albanija. Nerekomenduoju kol kas. Garsas, nėra muzikos. Alio, labą dieną, gal kažkas girdėjot ką nors apie garsą? Alio, prašau, paskambinkit, jeigu galit. Nu ką, pagaliau Juodkalnija. Nežinau, aišku, kiek čia bus geriau tai Juodkalnija nei buvo Albanija, bet jau atsibodot Albanija iki dabar. Net nežinau, kiek čia mes valandų joje prabuvom, bet kokia 6-8 gal net, nežinau, nu žodžiu daug. Išeikvojo šiek tiek energijos, bet dabar jau kažkaip tai, kai jau pasiekėm sieną, tai jau akis vėl atsimerkia normaliai. Greičiau pravažiuoti Juodkalniją, dar šiandien pravažiuoti Bosniją ir įvažiuoti į Kroatiją. Grįžti į Europą, jau laukiu grįžti į Europą, atsibodo man tie Balkanai. Bardakas kažkoks, tai viskas mes važiuojam į Juodkalniją. Žodžiu, labai trumpai, nespėjau nufilmuoti tiesiog kažkaip tai, nesitikėjau, kad taip greitai bus Bosnijos ir Hercegovinos siena, atrodė, kad bus už posūkio, bet iš karto atvažiavom ir tiesiog nebuvo kada kameros įsitraukti, nes mašinų jokių daugiau nebuvo be mūsų. Tai kirtom sieną, kirtom greitai, per kokią 2 minutės, nežinau, gal net mažiau minutę, gal užtrukom. Tai viskas, mes esam Bosnijoje ir Hercegovinoje, oficialiai tai yra 12 šalis ir dabar mes po truputį judam į Kroatiją ir tai bus viskas, pravažiuojam į Kroatiją ir sustojam dėl to, kad nesitikėjau ir kaip atrodė, kad tikrai taip negali būti, bet keliai yra kalnų, serpantinai, tokie daugiau mažiau, tai važiuojam labai lėtai, max 70 vietom, kur ten dar galima tą padaryti, o šiaip tai važiuojam apie 60 visą kelią, tai labai lėtai judam, o dabar įvažiavom į Bosniją, tai kelias čia iš vis atrodo toksai, toks nelabai. Tai galimai greitis nukris ir iki 50, žiūrėsim iš vis dar koks šitas kelias bus. Tai tiek žinių, viskas, į kelią reikia žiūrėti ir susikaupti. Važiuojam. Wow, hebra, wow, ką aš galiu pasakyti.
Nu, absoliutus kosmosas. Bosnija buvo absoliutus kosmosas. Mes tokiais keliais važiavom ir ta prasme dar tai, kad keliai, tai kaip keliai, bet dar tais keliais važiavom naktį. Bet mes jau Kroatijoje viskas, Europos Sąjunga, galim pasiplot patys savo, bet Balkanai liko kažkur tenai. Nu, patikėkit manim. Nieko nenufilmavom, bet tiesiog iš emocijų galit matyti, kad čia yra, nu, tiesiog. Tai kągi, pagaliau sustojom. Net nežinau, kiek dabar valandų, bet kažkas apie 2 nakties. Nuvažiavom šiandien 1900 su trupučiu kilometrų. Ir sustojom, nes labai išvargino Balkanai šiandien ir šiaip dar su ta Bosnija, tai čia atskirai iš vis istorija yra. O ta istorija yra labai paprasta. Kad važiuoji keliu, kelias pasibaigia, prasideda žvyrkelis, po to jisai susiaurėja iki tokio lygio, kad tik tai viena mašina ten gali tilpt. Ačiū Dievui, kad mašinų naktį nebuvo, bet, nu, žodžiu, ten tokia katastrofa, čia aš galėčiau pasakot, bet nereikia. Nesu žmogus, kuris mėgsta perdėt labai, tai sakau, kaip yra. Žodžiu, liko 1800 berods kilometrų ir 20 valandų kelio iki galutinio mūsų tikslo, plius minus. Nu, turim dar pakankamai tikrai laiko tą iššūkį įvykdyti, tai tą ir pabandysim rytoj padaryti. Dabar atrodo, kad norėjusi daugiau nuvažiuoti iki Slovenijos. Aišku, buvo kalba, kad ir iki Austrijos nuvažiuosim, bet nieks nesitikėjo, kad mes tiek laiko užtruksim Albanijoje, Juodkalnijoje ir tai suknistoj Bosnijai. Tai va, bet yra kaip yra, tu planuoji, Dievas juokas. Taip kad labanakt ir pasimatysim jau rytoj. Čia. Labas rytas. Sveiki atvykę į Slovėniją. Policija! Aha, okei. Sorry. Mes jau Austrijoje, čia pravažiavom mūsų nusikimą. Pasiekėm Vokietiją. Mes jau Šveicarijoje. Mums GPS sako, kad mes atvykom į Lichtensteiną. O kas dabar? O dabar Prancūzija. Labas rytas iš mažiausiai entuziastingo žmogaus šiuo metu žemėje. Iki 11 yra 30 minučių. Sako, kad būsim Olandijoj iš 40 minučių. Nu čia tai jo. O tokios pabaigos tai tikrai aš nesitikėjau.